manęs klausė, jo, neįvardinta. Po kovo 28 dienos, kai bus 20 000 parašų surinkta ir kai jie niekur nedings, o privalės patvirtinti mane, tada vadinsis kandidatas prezidento rinkimuose, tai jie pro sukastus dantis 1 ar 2 ar 3 kartus privalės ir mane pakviesti į studiją. Tik tai gali padaryti žaidimą, kad tada, tarkime, 10 kandidatų, 5 į vieną studiją ir 5 į kitą studiją. Ir tada nei su Vėgėle man nebus leista padiskutuoti, nei su Nausėda padiskutuoti nebus galima, pavyzdžiui, užduoti tos pačius klausimus, kur prieš 10 mėnesių, prieš 12 mėnesių aš jam buvau uždavęs apie atominį ginklą Lietuvos oro erdvėje ir kas yra žinoma ir kaip mes garantuoti, kad konstitucija nepažeidžiama. Specialiai video pakartojau ir įdėjau ten 2-4 minučių, kur mano senos buvo kreipimasis į Gitaną Nausėdą. Tai kokį mechanizmą jie pasirinks? Pasižiūrėsim, bet čia aš nevaldau šitos situacijos, aš galiu tik tai į žinių radiją kitą antradienį mane pakvietė, kadangi aš jiems nurašiau raštą ir paklausiau, o kada pakviesite ir į mane, nes jau 4 kitus kandidatus prezidento rinkimuose jūs jau buvot pakvietę. Tai 27 dieną, oficialiai 10 valandą esu pakviestas, tik tai dar perklausiu, nes taigi bus Velykų 2 diena, ar jie iš tikrųjų darys tą laidą, ar jie ten dirbs ar nedirbs. Tai žaidimas yra toks. Aš privalau prisitaikyti prie jų sąlygų.